negu 700 metų siekiančią turtingą Lietuvos žydų bendruomenės istoriją, kultūrinę erdvę, galima sakyti, prarijo 20-ojo amžiaus karai. Tačiau ji neišnyko ir kuo toliau, tuo labiau šis paveldas ir jo ryšys su Lietuva mums atsiveria, išryškėja vis nauji reiškiniai ir vardai. Litvakai mus sujungia su visu pasauliu. Jie yra Lietuvos ženklai pasaulyje. Vilnius buvo svarbus kultūros ir mokslo centras. Čia XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje veikė puikios muzikos ir piešimo mokyklos. Žydų jaunuoliai suvažiuodavo ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Ukrainos. Atskiras meno kryptis į pasaulio dailės istoriją įrašydami savo puslapius formavo pasaulinio garso dailininkai Markas Šagalas, Izaokas Levitanas, Chaimas Sutinas, Žakas Lipšicas, o jų istorijos pradžia buvo Lietuva. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje veikusi paroda Litvakų dailininkai Paryžiuje tarsi suteikė galimybę kūrėjams vėl susitikti gimtajame krašte. Viename iš parodos darbų, Nemijaus Arbitbalo paveiksle, galima pamatyti garsiausius 20-ojo amžiaus pradžios Paryžiaus bohemos menininkus, tarp kurių ir litvakas Žakas Lipšicas. Pačią tą visą bohemos dvasią labai gerai užfiksavo Lipšico bičiulis Nemijaus Arbitbalas šiame paveiksle, kuriame galime pamatyti įvairaus laikotarpio, menininkus. Taip, jie buvo pažįstami, bet čia Paryžiuje ne tik parodyti jie jaunystėje, kurie kaip ir buvo susipažinus Paryžiuje, bet jau ir vyresniame amžiuje. Tarkime, ir tas pats jo bičiulis Žakas Lipšicas. Tai žinoma, jisai išvyko iš Paryžiaus, gyveno Paryžiuje, būdamas jaunystėje, čia jau jisai pozuoja jam gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau pati Arbitbalo idėja buvo būtent parodyti tą visą kultūrinį fenomeną, meno fenomeną. Tai matome šiaip garsius vardus, tai ir Picasso, ir kiti. Ir šioje visoje grupėje yra taip pat ir litvakų menininkai. Tai galime pamatyti tokį melancholišką Chaimą Sutiną, paslėpusi savo žvilgsnį po skrybelę. Taip pat Marką Šagalą užsimerkusi, tarytum pagauta įkvėpimo. Irgi taip pat tokias melancholiškos išraiškos Osipą Zatkiną. Na ir čia viduryje Nemijaus Arbitbalas. Ir štai čia jau matome ir Žaką Lipšicą. Žakas Lipšicas gimė 1891 metais Druskininkuose, kurie tuo metu priklausė Rusijos cariniai imperijai. Menininku tapo ir išgarsėjo Prancūzijoje, kūrė Izraelyje, Italijoje ir Amerikoje. Ir vis tik visą savo kūrybinį gyvenimą jis prisistatydavo: aš esu skulptorius iš Lietuvos. Tai ta Lietuva jo suvokime, tai aš manyčiau, kad tai kiek galima spręsti ir iš jo laiškų, tai yra ta poetinė LDK, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Lietuva. Jisai buvo tos Didžiosios Lietuvos žmogumi save laikė, nes tai matome ir iš jo išsilavinimo, iš jo kalbų bagažo, rašė laiškus lenkų, rusų kalba, taip pat jidiš, ir taip pat mokėjo ir keletą žodžių lietuviškai, kaip vis ten prisiminėjo mokinys, ten graži mergaitė, dar vieną kitą frazę. Tai jeigu taip mes sutalpintumėm į vieną sakinį jo santykį su Lietuva, tai iš tikrųjų labai gražiai atsiskleidžia laiške Vytautui Landsbergiui, tuo metu čiurlionistui, muzikologui, profesoriui. Jie susirašinėjo keli metai iki skulptoriaus mirties, tai yra 1972-1973 metais.
Jis rašo, ir vis dėlto, kokie mes buvom svetimi šioje žemėje, jeigu ištirnama atmintis apie mūsų bendruomenę. Ir vis dėlto, Lietuva, Lietuva, tėvynė mano, tu man kaip svajonė, kaip sapnas. Tai yra, jis baigė citata iš Mickevičiaus Pono Tado, įžanginio kūrinio. Tai va tame sakinyje ir telpa ne tik Lipšico, bet ir daugelio litvakų santykis su Lietuva. Su Lipšico gyvenimo pėdsakais, tai žinoma, reikėtų galbūt pačią biografiją, tai žinoma, pradžia yra Druskininkuose ir šiandien mes turime objektą, kuriame gyveno, reiškia, šeima ir dirbo, jų verslo šaltinis, tai yra viešbutis. Ir jis yra išlikęs Švento Jokūbo gatvėje. Ir iš pradžių tai buvo šeimos verslo dalis, o paskui persikėlė visą šeimą tenai ir gyventi. Sovietmečiu ten buvo butai, o šiandien tas pastatas vienas iš nedaugelio pastatų, kurie yra atkūrę savo pirminę funkciją. Tai yra irgi dabar šiandien yra viešbutis. Druskininkai, Vilnius, Paryžius – tai miestai įspaudė didžiausią žymę Žako Lipšico gyvenime. Druskininkuose vaikystė, Vilniuje mokslas gimnazijoje ir piešimo mokykloje, o į Paryžių vykti mokytis paskatino vienas iš Lipšico mokytojų – skulptorius Ilja Ginsburgas, pastebėjęs jaunuolio gabumus. Atsisakęs tėvo jam suplanuoto ramaus architekto, inžinieriaus gyvenimo jaukiame gimtame miestelį, 18-metis jaunuolis slapčia išvyko užkariauti meno pasaulio į Paryžių. Jis išvyko į Paryžių 1909 metais. Galima pasakyti, kad šiame jo poelgyje atsispindėjo klasikinis maištaujančio vaiko, kaip sakyti, simbolis. Nes tėvas, Lipšico tėvas, Abraomas Lipšicas, būdamas pasiturintis statybų verslo plėtotojas Druskininkuose, jis tikėjosi, kad sūnus jam padės darbe, kad įgis praktišką specialybę, inžinieriaus, ir gyvens tą sotų, aprūpintą gyvenimą Druskininkuose taip. Tačiau Lipšicas nuo pat mažens jisai domėjosi kitais dalykais. Išvyko jisai į Paryžių slapčia nuo tėvo. Kišenėje, kaip rašo prisiminimuose dukterėčia, turėdamas tik tai auskarus dovanotos jo motinai su ten deimančiukais. Bendravimo dovaną turėjęs jaunuolis Paryžiuje mezgė pažintis su daugeliu tuomet jau spėjusių išgarsėti menininkų, besisukinėjusių Larouche garsiosiose Montparnaso dirbtuvėse. Modiljano paveiksle vaizduojamas Žakas Lipšicas ir jo būsimoji žmona Berta. Berta, Paryžiaus laikotarpio mūza, buvo poetė. Po karo poros keliai išsiskyrė, tačiau draugystė išliko. Berta buvo viena svarbiausių Žako Lipšico kūrybinių reikalų patikėtinių Europoje. Rūpinosi jo parodomis, publikacijomis, skulptūrų pardavimu. Čia mes turime Lipšico bičiulio Neemijos Albiblato, kito žymaus litvako dailininko, sukurtą bronzinį biustą. Tai yra dalis, tai yra dovana jo našlės Reginos Resnik, dovana muziejui. Ir mes galime pamatyti šiandien Paryžiuje, Bulonės Biankūro rajone, kuriame buvo Lipšico studija, kai jau prakutęs menininkas persikėlė į Le Corbusier suprojektuotą erdvę studiją. Ir ten irgi sukūrė vienas didžiausių monumentalių skulptūrų. Ir paryžiečiai siekdami irgi įprasminti tą Žako Lipšico atmintį, Albiblatas su jais bendarbiaudamas sukūrė, reiškia, bronzinę, tai yra
bronzinė skulptūra, čia matome jos tik dalį, biustą. Čia matome mažosios plastikos darbą, tai yra, galima sakyti, maketą jo skulptūrai, Žako Lipšico skulptūrai, stovinčioje Bolonėje Biankūre, Paryžiuje, Lipšico gyvenamoje vietoje. Ir, kaip jau minėjau, Nacionalinis dailės muziejus turi šį maketą, o Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje yra bronzinis biustas, dovanotas Arvydo Blato žmonos, našlės Reginos Resnik. 1941-aisiais naciams pradėjus persekioti žydus, Žakui Lipšicui pavyko iš Prancūzijos pabėgti į Jungtines Amerikos valstijas. 30 metų Paryžiuje buvo kūrybiškai labai intensyvūs. Kūrybinio gyvenimo sūkurys Žaką Lipšicą įtraukė ir Amerikoje. Čia Žakas susipažino su antraja žmona skulptorė Jula. Matome du Žako Lipšico kūrinius, kurie atspindi jo stilistinę raidą. Ir ne tik stilistinę, bet ir idėjų, galima pasakyti, raidą, siužetų kaitą. Tai vienas pirmųjų jo darbų Paryžiuje 13 metais sukurtas mažosios plastikos kūrinys Susitikimas. Ši skulptūra yra įkvėpta jo pažinties su Pablo Picasso. 13 metais Lipšico vienas bičiulis nuvedė į Pablo Picasso dirbtuves. Picasso tada buvo pripažintas žinomas menininkas, Lipšicas dar niekam nežinomas jaunuolis, tačiau kas įstrigo tai, kaip jis rašė prisiminimuose, kad jis sukritikavo Picasso kūrinius. Ir Pablo pasižiūrėjo taip į tokį išsišokėlį, bet jam patiko jo argumentai. Ir tas toks prasidėjusi ginčų pažintis peraugo į daugiau negu 60 metų trukusią draugystę. Pats Lipšicas yra labai dokumentinėme filme gražiai pasakojęs apie šį darbą, kad jį įkvėpė jo turbūt meilė, jo susitikimas su pirmąja žmona, susipažinimas Berta Kitroser. O štai čia greta matome jau praėjus beveik 30 metų sukurtas kūrinys, atspindintis visai kitą menininko nuotaiką. Tai yra jam jau išvykus gyventi, iš Paryžiaus išvykus gyventi į Jungtines Amerikos valstijas, pasitraukus nuo kai tai Hitleris įžengė, prieš pat Hitlerį įžengus į Paryžių. Ir jis, kaip jis sakė, traukėsi į Ameriką perpildytų pabėgėlių laiveliu, vos nepaskendo. Ir vienas pirmųjų jo ciklų emigrantų atvykus į Jungtines Amerikos valstijas ir būtent buvo ta užfiksuoti pabėgimo baimę, visą tą tragizmą. Šioje kompozicijoje motinos figūra persukta, pabrėžiant padėties beviltiškumą. Žakas Lipšicas sukūrė ne vieną skulptūrą motinystės tema. Motinystė, meilė, gėrio ir blogio grumtynės, žmogiškumas – tai pagrindinės temos, kurias jis interpretavo pasitelkdamas Senąjį testamentą ir antikinę mitologiją. Priėmęs abato pasiūlymą sukurti Dievo motinos skulptūrą, prie jos paliko tokį įrašą. Jakobas Lipšic, žydas, ištikimas savo protėvių religijai, sukūrė šią Dievo motiną, siekdamas paskatinti dvasinį gyvenimą, stiprinantį žmonių tarpusavio supratimą. Persikėlęs į Italiją, Žakas Lipšicas tęsė kūrybinę veiklą iki pat gyvenimo pabaigos. Drąsiai lipdavo ant pastolių sulaukęs ir 80. Paskutinę skulptūrą Mūsų gyvybės medis užbaigė Lipšico antroji žmona, skulptorė Jula. Ji pastatyta ant aukščiausios kalvos Jeruzalėje.
Mūsų žemėje išaugęs ir ją branginęs Žakas Lipšicas, tiek gyvendamas Paryžiuje, tiek Niujorke, Vilniaus tų debesų ir barokinių bažnyčių bokštų niekada nepamiršo. Porą dešimtmečių už Žaką Lipšicą jaunesnis Rafaelis Chvolesas, kuriam buvo lemta patirti holokausto atimtų artimų praradimo skausmą, kur begyveno Varšuvoje, Paryžiuje ir kitame mieste, vis tiek tapė Vilnių. Rafaelis Chvolesas, jis nugyveno galbūt 3 net galima sakyti gyvenimus. Jį galima labai aiškiai padalinti. Jo laikotarpius tai yra Vilniaus periodas, Varšuvos periodas, kuris emigravo vėliau, ir Paryžiaus periodas, kur jis jau įsikūrė visam laikui. Ir 2002 metais mirė ir yra palaidotas Paryžiuje. Vilniuje gimęs, užaugęs Rafaelis Chvolesas sulaukė pripažinimo kaip talentingas jaunas menininkas. Atrodė, kad ateitis jam šypsosi, bet įvyko kitaip. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Naciai okupavo Vilnių, žydus uždarė į getą ir beveik visus išžudė. Chvolesui pavyko išgyventi šios lemties. Kai vyko žydų deportavimai, suvarimai į Vilniaus getą, jis buvo išvykęs ir jo iš tikrųjų Antro pasaulinio karo metais vėliau žuvo jis turėjo žmoną, kuri laukėsi, jinai neišgyveno, o Rafaelis Chvolesas praleido savo būtent metus Antro pasaulinio karo Rusijoje, Nižni Novgorodo provincijoje, ir iš pradžių labai tokia kasyklose dirbo sunkų fizinį darbą ir išgyveno depresiją gilę. Jam kažkiek pradėjo sektis, kai sutiko Nižni Novgorodo kultūros namų vedėją Mariną Pomonomariovą, ir ji tapo jo antrąją žmoną. Pasibaigus karui, grįžęs į Vilnių nerado tėvų ir draugų. Žuvusių gete neberado ir savo namų, nes žydų gyvenamieji kvartalai Vilniaus senamiestyje buvo sugriauti. Rafaelis tapo pokario Vilniaus metraštininku, fotoaparatu ir dažais dokumentuodamas tai, kas dar likę. Taip pat tapė jį supančių artimųjų, draugų, meno žmonių portretus. Bet būtent Rafaelio Chvoleso kūriniuose ir jo fotografijose yra užfiksuota labai daug to sinagogų kiemo, ir ten ir Gaono buvusi sinagoga, ir Didžioji Vilniaus sinagoga, tai kas liko, ir tai yra tokie unikalūs ir kadrai, ir unikalūs eskizai, jie yra vertingi ir meninė, ir istorinė prasme. Tai jis paliko labai didelį palikimą 45-47 metais, tiesiog leisdamas laiką griuvėsiuose ir užfiksuodamas viską, kas liko. Šeštasis dešimtmetis atnešė Chvoleso kūrybos sužydėjimą. Tačiau dailininkas negalėjo parodyti paveikslų platesniai publikai ir sulaukti viešo pripažinimo. Jis buvo žinomas tik kolegų rate. Sovietinėje Lietuvoje nebuvo surengta nei viena jo personalinė paroda. Ir Rafaelis Chvolesas būtent vėliau, jau kai jam teko ir gyventi sovietiniam Vilniui, jis iš tikrųjų labai suprato, kad ta dailė ir visas tas pasaulis, kurio jis siekia, nėra vertinama. Nes norint išsilaikyti ir būti to pripažintų dailininkų jau būtent pokario Vilniui, dėmesį reikėjo kreipti į naujas statybas, į tai, kad rodyt progresą. O koks Vilnius dabar gražus, kaip kyla nauji stalinistiniai pastatai, rūksta gamyklų kaminai. 1959 metais Rafaelis Chvolesas su šeima emigravo į Lenkiją. Gyvenimo Varšuvoje laikotarpis pats produktyviausias jo kūryboje. Aktyviai dalyvavo ne tik kūrybinėje, bet ir visuomeninėje veikloje. UNESCO pavedimu keliavo po Ispaniją ir Maroką, buvo išleisti atvirukų rinkiniai su jo darbais. Vis tik mieliausia tema jam buvo
prarasto Vilniaus vaizdai. Ne tik Varšuvoje, bet ir kitose miestuose buvo surengtos Chvoleso parodos iš to, ką jis kūrė Vilniuje. Ir žmonės tiesiog, aš kiek žinau, jos buvo labai populiarios, labai daug žmonių ateidavo pažiūrėti, nes atsimindavo irgi lygiai taip pat su ta nostalgija to prarasto Vilniaus, tų užfiksuotų kiemelių ir kaip jiem tai buvo didelis prisiminimas. Po dešimtmečio Lenkijoje kilus antisemitizmo bangai, Chvolesas emigravo į Prancūziją. Iki pat mirties jis gyveno Paryžiuje, bet nuo Vilniaus motyvų nenutolo. Rafaelis Chvolesas į Paryžių atvyko tik tai 1968 metais, bet faktas yra tas, kad jo kūryboje jis tebetėsi L'École de Paris idėją ir būtent pasirinkęs tapė prancūziškojų ekspresionizmo stiliumi, kuris yra gerokai ir skiriasi nuo vokiškojo, tokio daugiau emocingo, rėksmingo ir galbūt persmelkto tokių gilių emocijų ir kampuotų įvairių linijų perteikiamos įtampos. O čia mes matome atmosferos virpėjimą, mes matome daug ir tokios pastozinės tapybos. Reiktų pasakyti, kad Rafaelio Chvoleso kaip emigranto, kaip to, kuris galbūt iš pradžių pritarė kairuoliškom idėjom, bet gyvenimas labai jį nuvylė, kai jisai susidūrė su realybė, jo būtent ta gyvenimo istorija atspindi tam tikrą ir Lietuvos žydų istoriją. Pasakojama tiesiog per emigraciją ir per vieno asmens gyvenimą. Rafaeliui Chvolesui priverstam emigruoti iš Lietuvos dėka savo talento pavyko išsivežti savo tėvynę. Savo darbuose jis surinko Vilniaus gatves, kiemelius, jo šešėlius ir šviesas, žiemas ir vasaras. Portretuose jis išsaugojo jį supusius žmones, dingęs pasaulis jo kūryboje tapo amžinai gyvu.